Sveiki, čia Jokūfau, tik tai šiandien mes kalbėsime visiškai ne apie juokus ir tai bus ne juokinga, o mažesniem vaikam ir panašiai, arba žmonėm, kurie bijo vaiduoklių, siūlyčiau netgi šitos laidos nežiūrėti, nes šiandien tikrai bus baisu, net man. Net aš bijau, nes neseniai jau į tokią programą, kurioje yra nuotraukos, aš netgi galiu ne nuotraukos, bet tos programos pavadinimą. Čia nuotraukos tokios bus, ten labiau parodyta. Tai va, Antakalnio 25, tai yra tikrai baisi vieta, aš jums galiu paskaityti, žmonių komentarus, kaip ir, nežinau, čia jums pasakius, bet tokius kaip lyg jie komentuoja, lyg atsako į tas galbūt, kaip yra nesąmonės. Antakalnio 25, Vilniuje, namas vaiduoklis, tiesa ar melas. Džiugė pasakojo, kad šitam name seniau skirdavo vaikus atseit rasti kažkokie dokumentai, o dabar ten vaidenasi, ką manos jūs, tiesa ar melas? Kaip aš asmeniškai manau, kad čia yra gryniausia nesąmonė. Kažką sugalvoja ir dabar visokie niekai tiki šitom nesąmonėm. Gal klystu, bet gal klystu. Nieko negirdėjau, nieko nežinau. Niekada negali žinoti, vaidentis tikrai gali. Jei tai tiesa, jog ten skirdavo vaikus, bet pirmą sužinok, ar tai tiesa. Na, čia ne visi komentarai, tarkim, dabar galiu aš jums paskaityti ištrauką iš ten tų. Dar tam, kas nori biškį pasigilinti, yra YouTube'ai, parašykite Antakalnio 25 vaiduoklis. Antakalnio 25 vaiduoklis, klaustukas ir pamatysite. Na va, o dabar man išmeta Antakalnio 25 ir aš jums paskaitysiu tokią ištrauką, kurią man papasakotų kiekviena mergaitė, bet aš kadangi užsirašiau, dabar paskaitysiu čia kompą, jinai man atsiuntė. Nepatariu skaityti vaikams iki 10 metų ir žmonėms, kurie bijo baisių dalykų, vaiduoklių ir panašiai. Čia viskas atsitiko ne man. Ten Antakalnio 25 buvo pirmiausia skalbykla, paskui ligoninė, dar ten buvo skalbykla, bet tipo ji buvo tik priedanga, į ją darydavo kaipo ekskursijas. Ir tada vaikus, kurie atėjo pjaustinėdavo ir panašiai. Gal koks lochas, nes ir nuotraukas darė, pavyzdžiui, mergaitė savo normali, kitoj nuotraukoj be vienos akies, kitoj be antros, kitoj be galvos ir taip toliau. Buvo tipo tos nuotraukos iškabintos aplink tą pastatą. Dar rastas dienoraštis merginos, kurią ten laikė. Ji rašė kažką panašaus, kaip labai bijau, šiandien man vėl nupjaus vieną pirštą, greitai jau rašyti negalėsiu. Čia tikras siaubas, nebegaliu daugiau. Tai vat, kiek žinau, man čia papasakojo visi, tai tokios nuotraukos. Ištrauka iš vieno dienoraščio. Mielas dienoraštis, nebežinau, ką man daryti. Šiandien mano broliukui nupjovė koją, o rytoj man nupjaus riešus, todėl nebegalėsiu daugiau rašyti. Jei išliksiu gyva, norėčiau turėti vaikelį. Nežinau, kur yra mano tėvai, aš labai bijau. Taigi, Antakalnio 25 tikrai yra baisus namas, nepatariu ten lankytis.
Aš aišku ten nebuvau, aš nieko nežinau, bet ką man tokia mergaitė atsiuntė, tą aš perskaičiau. Tai tikrai baisu. Ir jeigu norit pasigilinti, parašykite internete Antakalnio 25 ir pamatysite. Man tenai tikrai baisu yra. Aš beskaitydama, biškai išsigandau. Tik tai neskaitykite tie, kurie labai ten visokių bijo vaiduoklių, kad, daug ko. Tai neskaitykit, nes tarkim aš vakar paskaičiau su tokia draugė Juste, kuris jūs visiškai nepažįstat. Čia netaipsi. Tai aš miegot negalėjau. Aš buvau ant tiek įsigandus, kad buvo man žiūru. Aišku, neprašiau, kad galėčiau tik paskėvus miegot, bet tikrai buvo baisu. Kiekvieną kartą, kai užsimerkdavau, pamatydavau kažkokį vaiduoklį. Arba kad kažkas mane pagriebia ir nupjauna. Tai aišku, dabar čia ne apie mane. Taigi šitą laidą gali žiūrėti, šitą būtent, ne visas kaip aš žiūrėti, tik tai šitą vieną seriją galėtų žiūrėti žmonės, tie, kurie nebijo vaiduoklių, tie, kurie netiki tokiais gandais. Tai tiesiog galit žiūrėti šią laidą visi, bet į Antakalnio 25 nepatariu eiti. O dabar aš per YouTube nueisiu į Antakalnio 25, ten bus nufilmuota. Na ir pasižiūrėsim, kas ten yra. Aš tikrai irgi bijau, nes paskui aš galiu nemiegoti. Bet kogi nepadarysiu. Taigi, ate. Ir žiūrėkite Antakalnio 25.